kaip Jūs manote, ar egzistuoja likimas? Taip, kas liečia likimą, tai dabar aš pradžioj buvau minėjęs, iš ko susideda žmogaus visos šitos problemos. Tai vėlgi yra ne tai, kad likimas, bet yra karmos atidirbimas arba priverstinis matricos scenarijus, kad jūs atidirbtumėt karmą. Tai yra savo giminystės ryšių klaidas ir savo ankstesnių gyvenimų klaidas ir be abejo šio gyvenimo klaidas. Tai tas vadinama karma. Tai šitiem dalykam yra priverstinis matricos scenarijus sudaromas. Tas atrodo taip, jūs gimsite, dirbsite tokį darbą, susituoksite su tokiu žmogum, kuris bus toks, kad išmuš iš jūsų viską dažniausiai, kad atidirbtumėt irgi visas šitas klaidas. Ir toliau jūsų finansiniai srautai, visa kita yra jau numatyti. Tai čia yra, tai čia nėra likimas, tai yra priverstinis scenarijus karmai atidirbti. Kai žmogus išsprendžia šitas dalykus savanoriškai, sugeba suprasti, ką jam norima parodyti, kodėl jisai papuola į tą situaciją, kodėl jam daleiskim santykiai su antraja pusė nesiseka, kodėl jam tas nesiseka, kodėl anas jisai sudėlioja, nepradeda slėpti simptomatikos, o išsiaiškina, išsprendžia, tada jisai ir išeina iš to priverstinio scenarijaus. Tai todėl toks atsakymas, kad būtų taip, yra priverstinis scenarijus tam žmogui, kuris turi karmos. Taip. Čia kaip scenarijus gyvenimo. Taip, gyvenimo scenarijus numatytas. Kaip teatras. Žmogus negali. Dabar, jeigu dabar, pavyzdžiui, yra atveju, kai žmogus net 5 kartus išsiskiria, bet neišsprendžia šitų esminių problemų, dėl ko pas jį tokie santykiai turėjo būti, kad jį žemintų ar dar kažką darytų. Jeigu to neįsprendžia, kitą variantą lygiai tokį patį gauna, nes vėlgi aš minėjau magnetizmas. Tas pritraukia. Atitinkamai. O tas kitas variantas, tarkim, moteris neišmoko gyventi su alkoholiku, išsiskyrė. Susirado kitais vėl alkoholikas. Tai bus alkoholikas, jam užduotys surasti normalią moterį, kad po to ją kankinti? Ne, čia dabar yra vėlgi, čia parenkama labai tobulai ir anas irgi turi tokių dalykų, ką per tą moterį galės atidirbti. Čia visiems tobulai parenkama yra. Čia galima panagrinėti, bet kurios, jeigu praktinius pavyzdžius, visur bus tobulai parinkta, kiekvienam pagal jų turimas karminės rytis. Man visada su vagystė buvo įdomiausia. Arba su nužudymu net. Aš pavagiau ten kažko telefoną. Taip, tai gerai, tai čia mano patikrinimas. Bet prie ko kaltas jūs, kad aš iš jūsų pavagiau? Taip, dabar jeigu kalbėt aplamai apie šitas vagystės, kas pritraukia, tai pritraukimas gali būti irgi dviejopas, kad ateis toks žmogus, kuris pavogs. Baimė dėl savo turto. Toliau gali būti super baimės vibracijas, pritrauksim, vadinsim vagį. Gali būti irgi karminiai dalykai, irgi ankstesniuose gyvenimuose neišspręsti. Toliau dar gali būti irgi toks dalykas, kad jūs pritrauksit vėlgi dėl savo godumo. Jūs taip bandys gydyti savo sielą. Tokiu būdu pritraukiant vagį. Kad pasižiūrėk, lygiai taip pat kaip ir lygos būna žmogui. Pavyzdžiui, net jeigu žmogus nekreipia su savimi savo disharmoniją, tai netgi iki, ką mes vadinam vėžio, kad žiūrėk, pas tave problemos, jeigu, pavyzdžiui, pas žmogų užaukštinta savivertė, jisai save vertina aukščiau už kitus, tai, pavyzdžiui, per kūno šitos žeminimus jam bandys parodyti, kad žmogau, žiūrėk, ne tas svarbiausia, tu jau turi problemų su kūnu, žiūrėk į savo sielą, savo sielos poreikius. Tai bet kokiu atveju tai yra, kaip pasakius, per 3 variantus visais būdais bus atsakymas, kodėl, kaip sakėt,
žmogus susirgo, kodėl telefoną pavogė jam. Arba visada bus atsakymas, jeigu žmogus ieškos. Bet gali būti tokia situacija, kad tas ėjo link gerumo visas gyvenimas, visi čia suprato, kaip gyventi, visi vienas kitą myli, tai jau teoriškai tada neatsiras to vagies, kuris pavogė ir kitas negalės būti apvogtas. Jeigu nėra, vadinsim taip, karminių dalykų, ką aš minėjau, jeigu žmogus yra harmoningas, toliau tai nėra patologinių prisirišimų prie daiktų ir viso kito, tai ir nebus. Ir nebijos šitų dalykų, kad kiekvienam žingsniuoju užrakinau, reikia užrakinti, bijau, ten palikau. Ir žemė išnyks vagystė, kaip pati vagystė. Jeigu taip už 1000 metų visi gerai. Ne, tai taip, nuo sąmoningumo lygio tai priklausys be abejo. Ir tada nereikės tokių pamokų. Tokių pamokų nereikės. Bus jau tam visai kitokio lygio pamokos. Visas pamokas atidirbtas, tarkim, su vagystė ir užsibaigė ta vagystės ciklas, kaip sakoma. Taip, galėtų. Tai žmonės pradės suprasti vien čia per suvokimą, kad tie materialūs tie dalykai, tai tie yra tik iliuzija. Jie yra kuriami, tai čia jeigu pradėt atskirai kalbėti, kaip žmogaus sąmonė atkoduoja visus dalykus, tai jau čia matėm kaip paveiksliukus, kur 2D, 3D paveiksliukai ir taip toliau. Ir dabar kas čia materializacija, kaip čia sutankinti šitie dalykai, tai čia galima dar visą atskiras 3 valandas kalbėti, kaip kitom technologijom tai organizuojama, kad mes atkoduojam juos. Taip. Tai jeigu kas nors norės smulkiau pakalbėti, galės kreiptis pas Audrių ir 3 valandas sužinoti, kaip yra.